žurnalistė, daugeliu jūsų pažįstama. Ponas Gintaras Pukas prieš mane sėdė, advokatas. Kauniečiams labai pažįstamas, aš manau, kad Respublikos gyventojams taip pat, o aš jūs pakviečiau dėl jūsų gražių pareigų. Advokatas šioje situacijoje mums labai reikalingas. Ponas Gediminas Žemaitis, kelių policijos komisaras Kauno, yra vienas populiariausių Kauno žmonių ir mums nekartą padėjusių. Na ir ponas Gintaras Patackas, poetas, filosofas, aš manau taip pat žmogus šioje aptariant šią situaciją, turėsintis tam tikrą svarę savo nuomonę. Ko gero neverta jau kalbėti šitom temom. Kaip apskritai neverta kalbėti apie nieką, reikia pradėti ką nors daryti. Projektuojant automašinas ir projektuojant namus ir projektuojant parduotuvės turėtų būti numatyti, kas yra visai nedaroma ir užmirštas dalykas. Ir aš norėčiau pasakyti, kad reikėtų matyti pas mus praktikuoti ir kitokį atvejį vaikų šitą vežiojimą gatvėse. Pas mus vežimai tie yra nevykę, pasižiūrėkit, ratuką nešasi vieną rankoj, kitą reiškia tą vežimą buvo stumę. Juk buvom ne vienas užsienį, matėm, kaip tos vaikus moteriškiais važinėja. Supratau jūs. Taip, čia... Fiksuoju idėją. Parduodu žiūrovams. Gaminkite krepšelius vaikams nešioti. Ant krūtinės, ant nugaros ir rankoje. Čia ir biznis iš to išeina. Žinom. Ponas Patackai, ar yra ką nors taip iš jūsų poetinio filosofinio taško pasakyti, pasižiūrėti tą tokią paprastą situaciją? Moteris su vežimėliu netelpa į autobusą. Situacija yra tokia, reiškia, apdainuota lietuvių liaudės dainuose. Mano tėvas dirbo lopšis, o lopšis dirbau aš. Nu, tai šitas vežimėlis tai yra lopšys ant ratų, vyro pareiga parūpinti moteriai vežimėlį. Reiškia, moteris jau ką nori su to vežimėliu, tegul ir daro. Šiuo metu, ypač iš mano pažįstamų rato, tai daugumoj su vežimėliais, tai vyrai vaikšto, o čia jau moteris, aš nežinau, gal jie atsilikusi labai. Ne, tiesiog čia prastas vyras, kad jas buvo aš. Kaip advokato, pateisinkit, kodėl taip yra pas mus? Aš manau, kad tikrai mano padėtis specifinė teisininko ir iš karto būtų galima kaltinti, kur įstatymleidėjai žiūri, kur įstatymai ir taip toliau. Matot, aš pastebėjau čia iš visų kalbų, kad viena mintis tai tikrai peršasi. Galbūt mes Lietuvos gyventojai vieną kartą baigim vienas kitus kaltinti ir pagalvokim, ką patys galim padaryti. Prie ko čia įstatymas? Gali būti ir taip. Antra situacija, kurią mes šiandien nagrinėjom, yra tiek banali, žurnalistų nuvalkiota. Kiekvienas šios dienos laikraštis apie tai rašo. Apie tikrus, netikrus pinigus, apie dolerius, apie litus, apie rublius. Apskritai apie pinigus. Mes klausiam žmonių, ar linksma, ar gera būti turtingu. Ir Edita čia turi savo filosofiją, šiek tiek besiskiriančią nuo mano filosofijos. Aš manau, kad būti turtingu yra visai neįdomu. Tai yra turėti tiek pinigų, kad galėtum normaliai gyventi ir tenkinti ten kažkokius poreikius minimalius, buitinius. Yra, žinoma, būtina. Bet tai nereiškia turėti daug pinigų. Aš manau, kad tu gyveni turtingai. Ne, tavo vyras daug uždirba. Sąlyginai. Labai sąlyginai. Jis neuždirba daug. Tu dabar nieko neuždirbi, taip? Nieko. Aš dirbdamas Kaune. Aš atsiprašau, aš uždirbu. Aš gaunu 3300. Čia kaip mama. 3030 talonų. Kaip mama. Keliom dienom tau jų pakanka. Jeigu einu į vaisių parduotuvę, tai vienai, o jeigu einu į maisto parduotuvę, tai dviem. Aš noriu jūsų paklausti, ar gerai turėti daug pinigų? Man atrodo gerai. O daug pinigų tai yra kiek pinigų? Nu, kad nereiktų dirbti ir galėtum pilnai šeimą išlaikyti. Nu, aš galvoju, kad pinigų turi, tai gerai.
mano manimu. O jūs manot, kiek pinigų turėti yra gerai ir kiek pinigų turėti yra blogai? Mano manimu, tai neribotas, kiek pinigų galima turėti. O kada jūs įsivaizduojat, pinigai pasidaro problema? Kai jų nėra ar kai jų yra? Kaip nėra, tai pirmiausia pasidaro problema. Noriu paklausti, ar gerai turėti daug pinigų? Tai aišku gerai, kas per klausimas? O kas yra daug? Kiek yra daug? Kiek yra pinigų, kad jų būtų daug? Pinigų daug niekad nebūna. Jūs taip manot? Taip. O jums netrodo, kad ateina tokia situacija, kai pinigų turėjimas pasidaro problema, kai jų turi daug? Na, jeigu žmogus kvailas, tai jam ir gyventi problema. Aš suprantu. O, reiškia, matyt, man dėl to ir problema, bet aš noriu paklaust dar tokio daikto. Kaip jūs manot, ką jūs veiktumėte, jeigu turėtume daug pinigų? Jeigu daug turėsiu. Taip. Nieko. Gyvensiu. Problemos neįsprendžia šiaip jau. Tai yra gal sudėtinė gyvenimo dalis, o, pavyzdžiui, pas žmogų yra 12 organų, reiškia, burna, ten smegenys, jo, ir yra toks aparatas pinigams skaičiuot, kuris vadinasi kasa, reiškia. Tai ką mums apkrauti tą kasą, jeigu jį pradės dominuoti, reiškia, kaip organas, reiškia, viename iš 12 arba dominuoti mūsų gyvenime, reiškia, kažkokie kiti interesai, nukentės, kitų, reiškia, kitų gyvybinių situacijų. Pinigai problemos nesprendžia, reikia turėti tiek, kiek reikia, bet, pavyzdžiui, turėti mažai pinigų blogai, reiškia, daug pinigų irgi blogai. Vat savo nuomonę pasakysiu, kurią esu susidaręs į savo gyvenimo. Žmogus, kuris turi daug pinigų, jis negeras yra. Ir aš tą patyriau. Jis pradeda savo šitas lėšas skaičiuoti, jis nesiskaito su žmogum, jam kitas yra niekas. Aš skaitau, kad pinigų žmogus turėtų turėti tiek, kiek jam reikia. Bet jeigu, kad jis turėtų pinigų visam gyvenimui, jis tikrai, būtų tikrai negeras. Vat paprasčiausias gyvenimas toks. Taip, aš esu teisininkas ir dėja aš šiandieną nežinočiau, ką su pinigais daryti ir aš bijočiau jų turėti, nes esu teisininkas. Aš nematau tos plotmės ir tų garantijų, kad aš galėčiau ramiai turėti pinigus, į kuriuos padėti. Dėja, aš taip turiu pasakyti. Ir turbūt kur padėti pinigus. Man šiuo metu, taip kaip tam vaikiukui gatvėj, verkiant reikia kokio $1 milijono. Aš turiu mažytę spaustuvėlę, aš noriu didelę turėti ir gražią. Dalia, kaip tu dabar mėgi naktim pasakyti? Geriau negu anksčiau. Ja. Geriau. Ir ateis, aš galvoju taip, kad galbūt ateis toks momentas, kada mūdu pasidalinsim. Jeigu aš turėsiu tiek, kiek galvoja visuomenė, kad aš jų turiu. O tu nori, kad aš tau dabar duočiau pinigų? Noriu. Kiek nori? Nežinau. Nu, kiek nori? Nu, gal 20. Kiek? Tik 20 nori? Sakyk, kiek nori? Užtenka. Užtenka tau 20? Užtenka. Ar duočiau? Duokit, jeigu. O tu kiek nori? Nu, kiek nori pinigų? Nu, sakyk, kiek nori, kad šiandien džiaugtumės? 20. Ir tau 20? Kas dar nori 20? O tu nori? Tai duosiu pala. Nu, te tau 20. Ačiū. Dar nepabėkit. Ne. Te tau 20. O tau duot? Tai tau duosiu 25. Tai dabar pasakyk. Kodėl vienas tik pasakėt ačiū? Aš irgi sakiau ačiū. Ir tu sakė ačiū? Nu, va, susitarėm. Dabar man pasakyk, ar tu laimingesnis, kai turi tą 20 tavo? Laimingesnis. Ir tu? Dabar galėsiu į Dukinus nueiti. Į Dukinus galėsi nueiti? O tu, ką veiksi? Taip, tai ką nors nusipirksiu bulkutę. Nusipirksiu 20 talonų. Galėčiau ką nors. Nu, ką nors, nu ką? 20. Ką nors kokią bulkutę. Tik tai bulkutė? Aha. Ir nuo to tau pasidaro geriau? Aha. Tikrai? Dabar žiūrėk, tu į rytoj čia ateisi, tai mes tau duosim 1000. Tu kažką nusipirksi labai, parneši namo, mama klaus, iš kur gavai tų pinigų ar ne? Paklaus. Tai ką pasakysi? Nežinau tikrai, patisakysiu tiesą. Kokią? Kaip buvo viskas? Nu, kaip buvo? Nu, pavyzdžiui, sakyčiau, ėjau per laisvę. Sutikau burną bobą ir davė pinigų, taip? Ne. Nu, ir pasakyčiau. Taigi nepatikės. Patikės, per televizorių tai vis tiek parodys. Kiek kainuoja kaklarištis? Koks? Šilkinis? Labai geras vyriškas. Įvairiai, tai yra ir $60, yra 12, yra 1200, visaip yra. Visaip kainuoja. Tavo vyro kaklaraištis kiek kainuoja? Aš nupirkau, palauk, prieš 2 mėnesius pirmą kaklaraištį savo vyrui. Ir jisai kainavo
Negaliu dabar gerai sakyti. Neįsisakinė. Aš neįsisakinėjau, palauk dabar galvoju. Gal 1000. Talonų. Talonų. Gal 1200. Jis moka užsirišti kaklaraištį? Ne, nemoka. Aš turiu tokį, žinai, išsikirpusi nuo kaklaraiščio dėžutės iškarpėlę. Pasimk savo rankinuką ir parodysi man, kaip užrišti. Aš nemoku užrišti. Man labai malonu Jums pristatyti Kauno pasimatymo restorano barmeną, poną Robertą. Jūs kaklaraištį surišti mokat? Mažiausiai 10 būdų. Gal Jūs galėtumėt pademonstruoti bent keletą? Jūs koks domina mazgas? Kokį mokat, kokį greičiausiai? Greičiausiai aš galiu paprasčiausią mazgą surišti. Standartinį, klasikinį. Ir kaip dažnai Jūs rišat kaklaraištį? Nu, kaip diduosi. Kaklaraiščio niekada negalima laikyti surišti. Jūs turbūt žinot šitą, ne? Kad save gerbintis vyras niekada nelaiko surišto kaklaraiščio. Šitą žinot, taip? Ne, mano vyras laiko surištą. Ne, tai jau blogai, va. Gal gali parodyti dar kokį nors mazgą? Galiu. Mes galvojam, kad vyrai nemoka surišti kaklaraištį. Ką. Čiagi fantazijos vaisius. Čia kaip nori, taip reiškia, supranta. Čia nėra jokių, kaip sakant, standartų. Aš manyčiau, kad ne kaklaraištis pas vyrą turėtų dominuoti, o diržas, reiškia. Ypač, kai dabar valdžia atliepia susijoskim diržus ar panašiai, reiškia. Tai kad vyrui tikram kelnės nesmuktų, reiškia, kad jis galėtų įkrėsti užpakalį sūnui ar atsiginti arba žmonai. Aš esu priverstas nešioti kaklaraištį, nes aš dirbau tokį darbą, kur aš buvau priverstas būti. Jūs visiškai teisus. Tai viena dalyka. O jūs norėjot vaikščioti be kaklaraiščio anam darbe? Aš visada. Todėl, kad jūs irgi teisus esate. Reiškia bailys. Ne, aš noriu, kad aš atrodyčiau geriau, negu kad aš esu. Tai ministerija vidaus reikalų nuvažiuotumėt be kaklaraiščio, kas būtų? Ne, mes niekad nevažiuotume. Nu, bet jeigu nuvažiuotumėt, tai ministras iškart bartų, tai? Taip, sakytų, jau čia kažkas netvarkoja. Taip, pažeidžiat. Pas mane ateidavau kaklaraiščių rišti visų kaimų berniukai, kurie eidavo pas mergaitės. Palaukit, ponai, aš žinau, kad tema yra labai nuostabi, bet čia yra kaklaraištis. Jūs užryšit jį? Užryšim. Jūs labai klystat. Jeigu... Čia jau užristas yra. Ne. Gerai, aš... Kaklaraiščių yra įvairių. Čia yra kaklaraištis varlytė. Mūsų inžinieriaus Henriko Jovaišas išsaugotas iš anų laikų. Aš Kaune neradau žmogaus, kuris gali užrišti jį. Oi, kaip gerai, kad jūs esat mūsų tarpe. Mes turim parodyti, būtinai paprašykim, nes ko gero dar ne vienas žiūrovas yra ir nematęs tokio kaklaraiščio. Taip, jis kaip atrodo. Mes nemokam užrišti, tiesa? O dabar, ponė Dalia, kas yra, jeigu... Tai tas mokėjimas užrišti, tai yra galbūt inteligentiškumo ženklas. Aš manau, kad raščiau, nuėjęs į teatrą, seną aktorių, į operos teatrą, seną dainininkai, muzikinį teatrą. Aš vėl kažkodėl žiūriu į poetą, ką jis pasakys, ką jis išprotaus. Tie, kurie namisėdos, reiškia, jie įpratę prie kabinetų, prie mokyklos suolose, tvarkingi labai žmonės, jie pastoja vaikšto į darbą, nu ir tai yra jiems kaklaraištis reikalingas kaip pavadėlis, reiškia, kurio yra pririšamas žmogus prie kėdės maždaug. O aš, kaip visą gyvenimą, tos kėdės neturėjau, tai nenešioju ir savo pavadėlio. Aš visada žiūriu, labai keistai, kada rodo televizija užsienį, su elegantiškais kostiumais, prezidentai Amerikos, Prancūzijos, Mitteranas. Visų kaklaraiščiai yra žali kažkodėl. Jie kartais netinka visai prie kostiumo. Žinai, kieno dar yra žalia? O kodėl? Nežinau, bet aš žinau, kad Čiaukolio yra žalias, tu galėtum jo paklausti. Čiaukolio? Taip.